viena labai aktuali problema medžiotojui yra optikos valymas. Norint taisyklingai ir gerai išvalyti optiką, išvalyti optikos stiklus, reikėtų įsigyti valymo rinkinuką. Labai svarbu, kas sudaro jo turinį. Svarbiausia, kad jame būtų šepetėlis kietosioms dalelėms nuo stiklų optikos pašalinti, skystis skirtas riebalams, riebaliniams dėmėms esančiams ant optikų stiklų taip pat pašalinti. Rinkinukė dar gali būti vienkartinės servetėlės, jos labai tinkamos valymui, ir žinoma daugkartinio valymo servetėlės, kurios taip pat būna ir komplektuose kartu su optikomis. Taigi šautuvą reikėtų laikyti šiek tiek pakreipus į apačią, kad optika būtų nukreipta žemyn, ir paėmus šepetėlį labai tvarkingai, kruopščiai išvalyti stambesnės dulkes, kietasias daleles. Baigus valyti optikos lęšį šepetėliu, paėmam servetėlę, paėmam skystį, kuris skirtas optikos stiklams nuriebalinti, pašalinti visom riebaliniam dėmėm. Užlašiname porą lašų ir paėmę ginklą lengvų judesių, nespaudžiant, pradedame apskritimu valyti nuo optikos centro link pakraščių.